Mes kasmet sveikuoliai įteikėme tokias taures, kurias įsteigė prieš 15 metų Lietuvos prezidentas tiems žmonėms, kurie labiausiai Lietuvoje rūpinasi žmonių sveika gyvensena. Ir kasmet tai būna mokslininkai, tai būna pedagogai, tai būna gydytojai. Šiemet mes išaiškinome 3 žiniasklaidos, kaip čia pavadinti, reiškia, atstovus, kurie tikrai mūsų nuomonė labiausiai padėjo tautiečiams gauti tikros informacijos apie sveiką gyvenimą, apie mitybą. Ir tai yra žinių radijas, tai yra puslapis interneto Tikiu LT, tai yra TV3 laida, kuriai vadovauja Rūta. Ir aš šiandien tą progą, reiškia, norėčiau jums įteikti taurę, kurią, reiškia, štai, tarp kitko, jinai yra nuotraukoje Lietuvos prezidento rankose prieš 15 metų ir kasmet yra įteikiami tie žmonės, kurie ne tik tai šneka apie sveikatą, bet savo pavyzdžių demonstruoja. Mes šiandien tą klausimą nepagilinam. Esmė yra pavyzdys asmenis tiek išvaizdos, tiek energijos, tiek principingumo ir profesionalumo savo darbę. Tai mes jūs dėkojame už tai, kad jūs tikrai esate tokia ir sveikiname. Ačiū. Jums priklauso knygos, kurią aš parašiau ir jūsų bus stalo knygos. Ačiū labai, ačiū jums visiems. Taip. Sveikatos šaltiniai ir toliau, šiandien, kaip tik tuo metu parodėm apie duoną dabar laidą. Kaip sykis. Mes stebėme laidas jūsų ir labai džiaugiamės, kad yra tokių žmonių, kurie rodo tiesą ir iki galo, o ne šiek tiek iškarpyta ir kaip. Tai ačiū jums už tai ir tikrai čia mūsų pripažinimas ir visų mūsų, tai yra nuomonė tokia. Ačiū. Ačiū jums labai, ačiū. Ačiū visiems, kurie čia buvo. Ačiū.